Sveiki visi mano brangūs klientai ir žiūrovai. Šiandien atlikinėjom automobilio patikrą ir nustatėm, kad automobilis turi labai rimtą defektą, nepraeinant CO2 testo. Nusprendžiau jums paaiškinti, kas yra CO2 testas ir ant kiek yra svarbu jį atlikti prieš perkant automobilį. CO2 testas tai yra išmetamųjų dujų sandarumo variklio skyriuje testas. Jeigu išmetamosios dujos keliauja į aušinimo sistemą, reiškia, variklis nėra sandarus ir yra labai rimtas gedimas. Gedimai galimi variklio galva trūkusi, galvos terpinė prapūsta, blokas trūkęs, EGR aušintuvas trūkęs, visi remontai brangus. Pigiausias būtų EGR aušintuvas, apytiksliai 200 eurų remontas. Galva 1000, terpinė 1000 maždaug, blokas jau N 1000, priklausomai nuo modelių. Būtent šiandien tikrinom Peugeot 5008, 20 metų, ką tik parvarytas, visiškai nesimato jokio defekto plika akim. Bet faktas, kad tas antifrizas po biškį dinginės. Galbūt 1000 km pusę litro, galbūt litras, gal už 5000 km kas 100 metrų reikės pilti po litrą, nes tas įtrūkimas gali tik didėti. Tai labai brangus remontas ir labai paprastai pasitikrina, o defektas plika akim nesimato. Va todėl reikia visada tai padaryti. Tiek žinių, gerų jums pirkinių. Iki.